Šiuolaikiškose namuose vonia – tai švaros, komforto ir poilsio zona. Šį kartą kalbame apie tai, kaip nedaryti klaidų pradiniuose vonios kambario įrengimo etapuose, planavime, kam skirti daugiausiai dėmesio renkantis techniką ir baldus. Taip pat ir apie tai, kaip sutaupyti ne tik savo laiko, bet ir pinigų. Taigi viską numačius iš anksto, galima tikrai gražiai, nuosekliai, be jokio streso ir be papildomų rūpesčių įsirengti gerą, gražų, nebūtinai patį brangiausią, bet praktišką gerą vonios kambarį. Taigi pirmas etapas tai vis tik tai reikėtų pačiam ar su specialistų pagalba numatyti apskritai, kas bus toje vonioje. Kvadratūrą, ten sakysim, kažkokį planą visi jau turime. Svajonių būstą, kai perkame, įsigijame planus, ar statomės namą, ar ten perkame butą, jau kažkokius plotus, kuriame bus vonios kambarys, mes jau turime. Dabar kas ten bus, galite atsakyti tik tai jūs. Niekas už jūs nepatars, niekas nežinos jūsų vartojimo kažkokių subtilybių, ką jūs mėgstate. Tas amžinas klausimas, vonia ar dušo kabina, jis ir liks amžina turbūt. Kadangi skirtingi poreikiai, skirtingos mintys, skirtingi norai. Taigi pradinis etapas, kaip ir minėjau, galima pavadinti projektavimu. Projektavimu tai reiškia numatyti iš esminius svarbiausius dalykus. Išdėstymą, tai reiškia vonia, dušo kabina, kurioje vietoj ten vamzdynai, galbūt kažkiek reikėtų pasitarti ir su specialistu, kuris vėliau darys, tai yra montuotojų, bet nereiktų palikti visko vien spręsti jam. Tai jūsų vonios kambarys, jūs čia gyvensite, jums turi būti patogu, jūs turite turėti kažkokius savo norus. Tolimesnis etapas yra plytelių parinkimas. Patarimas paprastas, bet svarbus. Jeigu norite išsirinkti gražias, patinkančias svajonių savo plyteles, jūs turite tai daryti iš anksto. Kaip ir bet ką planuotis gyvenime, kaip ir kelionės, kaip ir susitikimus, taip ir plyteles, viską reikia planuotis iš anksto tam, kad paskui nerinktis bet ko iš to, kas yra greitai vietoje, iš kažkokių, nežinau, ir paskui spjaudytis ir galvoti, kad vis tik ne tai aš išsirinkau, ne tai yra gražu. Geriausia pasiplanuoti iš anksto, pasirinkimas yra didžiulis. Tai geriausia išsirinkti iš anksto, užsisakyti ir laukti. Kadangi užsakymai trunka įprastai tam tikrą terminą, 3 savaitės, 6 savaitės, ten įvairiai gali būti. Tai vėlgi užsakius, jau padarius tą sprendimą, padarius vizualizaciją, ten projektą, jūs pasiskaičiuojat kiekius ir galima užsakinėti plyteles. Tuomet kitas etapas – prietaisai. Prietaisai irgi taip reikia rinktis viską irgi iš anksto. Kiekviena vonia turi savo specifiką, jai reikia tam tikroje vietoje vandens išvedimo. Jeigu tai bus laisvai statomas maišytuvas prie vonios krašto, išvadai reikalingi vieni per grindis. Jeigu tai bus iš sienos kažkoks montuojamas, tai visai kas kita. Nepalikit to spręsti tik montuotojui, dalyvaukite tame, reiškite savo norus, žiūrėkite, rinkitės. Pradinės dalys, ten potinkiniai, tiek, sakysim, unitazų moduliai, tiek maišytuvų potinkinės dalys, jos reikalingos pirmesnėme etape, išvedant, paruošiant vietas prietaisams. Tiek virštinkinė, tiek potinkinė dušo sistema vonios kambariui suteikia gyvenamosios erdvės bruožų. Kuriant vonios kambario erdvę, svarbiausia iki smulkmenų suplanuoti visas detalės. Jų geras projektas ir idėjos nuoseklumas didžioji darbo dalis. Taip vėliau nereikės vargti ir gailėtis dėl nepraktiškos technikos, ne vietoje padaryto apšvietimo ar papildomo darbo ir galvos skausmo. Taigi, kaip ir minėjau, savo vonioje jūs esate šeimininkas, jūs kuriate savo, todėl toks vienas iš patarimų, ko nedaryti klaidos, nepalikti spręsti visko kažkam kitam. Tarkitės. Jeigu tai bus architektas, dizaineris, šnekėkite, bendraukite, tarkitės. Aišku, tai jūsų valia, jūs galite palikti, jie kartais tikrai ne kartais, o jie yra profesionalai, jie turi puikių sprendimų, tik tai nebūtinai kiekvienas sprendimas yra tinkamas jums, gal jūs paskui jausite diskomfortą. Kitas dalykas, nepalikti taip pat kaip dalyvauti tame procese ir kartu su montuotoju. Kadangi jeigu jau jis atlieka labai svarbią funkciją, jisai jums paruošia vonios kambario prietaisų vietas, galima sakyti. Ir jeigu jisai savo nuožiūrą padarys, tai jeigu jūs sugalvos, kad jūs norėsit greičiausiai, galbūt tokio maišytuvo, ne kitokio, norėsit vonios ten būtinai statomos prie sienos, o ne laisvai statomos, jis ir padarys tam išvadus. Ir vėliau jau jūs apribos visiškai jūsų laisvę. Jau tada bus vėlu žiūrėti į katalogus, rinktis, kas jums patinka, tada jūs busite įsprausti tam tikrus rėmus ir turėsite pasirinkimą tik iš kelių variantų, arba turėsite nemažus finansinius, tiek laiko nuostolius, tiek
tiek nervų, kiek kainuos. Vėl viską perdarinėt, ardyt, viską galima padaryti, bet visą tai kainuoja. Axor Stark Organic tai aptokios formos ir iki šiol neregėto dizaino maišytuvas. Plati sūkurių per maišytuvą tekančio vandens čiurkšlė suteikia ypač malonius pojūčius. Su naujovišku 2 rankenėlių maišytuvu vanduo naudojamas intuityviai, ergonomiškai ir ekonomiškai. Japonų dizaineris Oki Sato sukūrė gyvenamojo kambario šviestuvą, kuris iš tiesų yra dušo galva – Axor Lamp Shower, kuriame harmoningai dera vanduo ir šviesa. Cartel by Laufen tai provokuojanti kolekcija, kurioje gamintojai į plastiko sudėtį įmaišė safyrose aptinkamo mineralo korundo, keramikai suteikiančio tvirtumo, lengvumo ir atsparumo. Taip keramikos sienelių storis sumažėjo net iki 4 mm, o briaunų vos iki 1–2 mm. Atsparumas lenkimui padidėjo 2–2,5 karto, tad su šiomis savybėmis keramika prilygsta plienui. Srovės rūšį pakeisti paprastu mygtuko spustelėjimu ir maudantis patirti dar daugiau džiaugsmo. Tokia filosofija glūdi po Hansgrohe Rain Dance Select dušais. Naujieji mygtuku valdomi gaminiai skirti vertinantiems maudynių duše komfortą ir nesenstantį bei modernų vonios kambario dizainą. Daugiau informacijos apie produktus, specialistų patarimų ir profesionalių sprendimų ieškokite Vilniuje, Domus galerijoje įsikūrusiuose salonuose.